Kas ten, Rokai, viršui? Labai gerai. Gerai? Negaliu, laivas sustojo prie kito laivo, kad tualetinė popieriaus pritrūko. Pamiršau pasakyti, kad visa šeimyna renkasi į jachtą. Atvažiavome mes visi į Kemerą. Mūsų kapitonas Čaika. Čaika. Jau stalas paruoštas. Jachtoje turim paruoštą stalą. Iš karto pas mus bus asmeniškas virėjas, fotografą, aišku, už kurį reikės greičiausiai susimokėti. Videografą. Nu ir kągi, taip suprantu, pradedam plaukti, einam į jūrą, bus 3 buktos, kuriuose pasigrožėsim, pažiūrėsim, sustosim ir galėsim pasimaudyti. Rokai viršui. Labai gerai. Gerai? Rokas atsakingas už Wi-Fi'aus pajungimą visiems. Žiūrėkit, filmavimas vyksta, matot, mane laiko už kojos, kad nenudrypčiau. Ir aš tuo metu filmuoju. Štai mūsų pirmoji vieta, į kurią mes greičiausiai atplaukėm. Negaliu, laivas sustojo prie kito laivo, kad tualetinė popieriaus pritrūko. Vandenukas. Šiltas. Arbatas. Čia taip vėrikio, ko? Labas! Parodyti, kad šito jachtoj pas mus yra ir kajutė. Questioning what it all means now that you found out that it doesn't mean anything to be
so sorry to hear that you crashed falling alone now. Do you believe it is true? Поэтому там никого и нет. Prisišvartavom dabar antroji būktoj. Viso kelionė į jachtą mums užtruko apie 5 valandas, galbūt net daugiau. Užsukome į 3 fainas buktas, į 3 fainas labai įlankas. Vandenukas maudytis tiesiog arbata, nuostabus vanduo. Kūnas laikosi ant vandens, kadangi vanduo labai surus, tai kūnas laikosi ant vandens. Net jei nemoki plaukti, atrodo, kad pats vanduo tave tiesiog iškelia į paviršių. Jau mums atnešė valgyt, maistas paruoštas. Rokas sakė, kad čia kažkur labai skanus kotletai. Nieko savo, ledus atveža pardavinėti. Turkijai visur už viską reikia papildomai mokėti, bet visur galima nusiderinti. Ir tarkim, dabar mes buvom jachtai, mus filmavo ir fotografavo. Aš paklausiau, kiek kainuos, sako $400. Sakau, be šansų, mes nepirksim, 100% nepirksim. Gerai, viskas ok, aš tik filmuosiu, parodysiu. Parodė video, kaip nufilmavo. Nu, aš filmuotoja, nepamirškit. Fotografė, sakau, ne, žinokit, daugiau kaip $100 mes neduosim. Arba iš vis neimsim video, nes aš pati prisifilmau visko, arba norit $100. Nu, ne, gal davai 200. Žodžiu, sakau, ne, jokių 200. Ir žinot ką, pardaviau $100 ir nuotraukas ir video padaryti. Nu, super. Taip, kad visur, kur tik galima, nusimušinėkit kainas.